Nu, neskupus, pykčio nelaikau nieko. Eilinis žmogus, va, kai per daug išgeriu, bet aš tada būnu ramus. O kokie čia minusai? Va, per daug patiklus, kadangi nukentėjau ne kartą, ką vaikystėje tai, ką pasakė, tą darydavom. Buvo laikai kiti ir kita buvo elgsena, nu ką, į mokyklą eidavom, mokinomės. Visi tai ką, 3 metus armiją atleidau, praleidau po vidurinės, paskui įstojau į akademiją 5,5 metų, o paskui darbas, gamykloj visą 35 metus pradirbau gamykloj. Ir viskas. Kai baigiau akademiją, dirbau šaltkalvių mėnesį, paskui meistru, paskui cecho viršininku, paskui direktorium dirbau 20 metų. Kai gyvenau, jokių nebuvo, kai sako, pykčių, triukšmų, kad kai sako, ko nepadarai, aš visą laiką nutylėdavau arba prarydavau. Ir mes nieką nesibaržom. Žinau, tiek, kad jeigu pradėsime mes ant viens ant kito rėkot, kokia nauda iš to? Jokios. Tik nervus badyti.